13–15 amžiuose vykusios kovos tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Kryžiuočių ordino yra vieni ryškiausių ir svarbiausių įvykių Lietuvos istorijoje. Šie kruvini susirėmimai ne tik formavo valstybės sienas ir ateitį, bet ir užgrūdino lietuvių tautą, išugdė jos narsą, vienybę ir ryžtą ginti savo laisvę. Kruvinų kovų pradžia siekia 13 amžiaus pradžią, kai Vokiečių ordinas įsikūręs Prūsijoje pradėjo reidus į lietuvių žemes. Jie siekia praplėsti savo žemes ir pakrikštyti pagonis. Kryžiuočiai nuolat puldinėjo Lietuvos kunigaikštystę, plėšė ir degino kaimus, žudė žmonės. 1362 m. kovo pradžioje didysis magistras Vinrichas von Kniprode sutelkė didžiulės kryžiuočių pajėgas ne tik iš Prūsijos, bet ir iš Vokietijos, Anglijos, Italijos. Iš Karaliaučiaus visi atvyko į Ragainę, dabartinėme Kaliningrade, stovinčiame visai netoli Nemuno. Čia pasipildė atsargas ir sulaukė palankaus vakarų vėjo, laivais Nemunu prieš srovę, per 3 dienas pasiekė Kauną. 1362 m. kovo pabaigoje kryžiuočių laivai prisišvartavo prie Nemuno ir Neries santakoje buvusios salos. Per siaurą upės protaką jie statė tiltus ir jais gabeno atplukdytą karinę amuniciją, kurią ir sumontavo. Tai buvo taranai, katapultos, apgulties bokštai. Palikę dalį karių saugoti laivus, prieš pradėdami puolimą, kryžiuočiai nusprendė atkirsti pilį iš rytų, kad Kauno pilies gynėjai nesulauktų pastiprinimo. Kryžiuočiai iškasė ilgą griovį ir pastatė 8-kuolių tvorą ir paliko sargybą. Taip ordino kariai užsitikrino saugų užnugarį. Pilis buvo apsupta iš visų pusių ir buvo pradėtas puolimas, per kurį žuvo beveik visi Kauno pilies gynėjai. Vėliau nusiaubę pilį, kryžiuočiai traukė atgal Panemunę, kur siaubė kraštą ir užiminėjo kitas lietuvių pilis. Balandžio mėnesį magistras Vinrichas, nuniokojęs Kauno ir Pieštvės pilis, atsitraukdamas apsupo Veliuonos pilį. Įsitvirtino palei ją ir naudodamas apguvos mašinas 4 dieną ją užėmė. Pilis buvo sudeginta. Kryžiuočių ordinas ėmė stiprinti savo pozicijas Nemuno ir Neries santakoje. Jie siekė visiškai įsitvirtinti šiame strategiškai svarbiame regione ir statė medines pilis. Kauno apylinkėse tuo metu stovėjo vienintelė lietuvių tvirtovė – medinė Eigulių pilis, kuri kontroliavo laivybą Nerimi. Tačiau 1382 m. balandžio 30 dieną kryžiuočiai didelėmis pajėgomis užpuolė pilį, kurią gynė per 120 kareivių. 2 dienas kryžiuočiai nuolat puldinėjo, bet sienų išgriauti nepavyko. 3 dienos ankstų rytą priešams pavyko priartėti ir padegti medinės pilės sienas. Gynėjai pasiryžo prasimušti arba garbingai žūti. Atidarę degančius vartus, jie puolė priešą ir žuvo nelygioje kovoje. Taip kryžiuočiams atsivėrė tiesus kelias į Trakus. Kryžiuočių ordino kovą lengvino tai, kad 1382 metais Lietuvą sudrebino vidaus konfliktas dėl valdžios. Jogaila įsakė suimti ir įkalinti savo dėdę Kęstutį su sūnumi Vytautu. Jie kalėjo Krėvos pilyje, kur po kurio laiko Kęstutis buvo nužudytas. Vytautui pavyksta pabėgti, bet išduotas pusbrolio Jogailos jisai nusprendė prisijungti prie kryžiuočių. 1384 m. pradžioje Vytautas kryžiuočiams atidavė Žemaitiją už jų paramą kovojant su Jogaila. Tų pačių metų birželį per labai trumpą laiką, vos kelis mėnesius, būtent kažkur šioje vietoje Nemuno ir Neries santakoje buvo 2 salos, o vienoje iš jų iškilo galinga mūrinė ordino pilis – Marienwerderis, kuriai statyti reikalingos plytos ir kalkės buvo atgabentos iš Prūsijos. Manoma, dabar šios salos yra susiliejusios su krantu. Stiprios mūrinės pilies įkūrimas šalia prieš 22 metus sugriautos Kauno pilies kryžiuočiams buvo didelis laimėjimas. Pagaliau jie kontroliavo pagrindinius vandens kelius į Lietuvos gilumą. Šiam įvykiui pažymėti į naujai pastatytą pilį susirinko visa ordino vadovybė, o kartu ir Vytautas. Marienwerderis iš karto tapo kryžiuočių antpuolių į Lietuvą baze. Kaip skelbia rašytiniai šaltiniai, pilies sienos buvo įspūdingos, net apie 17 metrų aukščio ir maždaug 3 metrų storio. Jame galėjo tilpti 400 vyrų įgula, taipogi buvo įrengtas vidinis uostas laivams.
Vytautas darėsi Jogailai vis pavojingesnis ir jisai nusprendė pasikviesti pusbrolį atgal į Lietuvą. Vytautas ordiną paliko 1384 m. Liepos 9. Pasitraukdamas, jisai sudegino keletą kryžiuočių pilių, paėmė daug belaisvių. Po šių įvykių Vytautas ir Jogaila vėl pradėjo bendromis jėgomis kovoti su Vokiečių ordinu. Ir pagrindinė užduotis buvo sunaikinti Marienwerderio pilį, kuri jiems kėlė labai didelį pavojų. Iš pradžių, gan gerai pažinojęs pilį, Vytautas planavo ją užimti klasta, tačiau nepasisekė. Liepos 10 rytą pilies įgulos kariai pastebėjo, kad kitapus Nemuno nesimato nei ganytų gyvulių, nei žmonių. Tai sukėlė įtarimą. Netrukus jie pamatė du vyrus, mažu laiveliu besileidžiančius Nemunu. Tai buvo Vytauto žmonės. Pašaukti priplaukti jie nepakluso, tad jie pasiuntė keli žmonės juos vytis. Deja, kryžiuočiams pavyko vieną vyrą pagauti. Kankinamas jisai išdavė Vytauto planą ir pilis turėjo laiko pasiruošti gynybai. Lietuvos kunigaikščiai pilies puolimui sutelkė didžiulės pajėgas. Jogaila, Skirgaila ir Vytautas prie pilies atvyko su visa savo jėga. 1384 m. rugsėjo 21 dieną operacijoje dalyvavo ne tik lietuvių, bet ir rusėnų pulkai iš rytinių LDK žemių. Lietuvos kariuomenė turėjo modernios karo technikos, 2 svirtinės akmensviedės, vieną ypač didelę akmensviedę, kelis sienodaužius. Lietuviai apgulė tvirtovę, pradėjo ją apšaudyti iš akmensviedžių ir pradėjo statyti tiltą per Nemuną. Maždaug 4 savaitės vykusios kovos vyko permainingai. Kryžiuočiai nebūtų ilgai išsilaikę, nes lietuviai intensyvino puolimą. Tačiau lietuviams nuolat apšaudant pilį, keli kryžiuočiai laivai įplaukė į Marienwerderį vidinį uostą. Laivai atgabeno maisto, kitų reikmenų, paėmė sužeistuosius ir papildė įgulą naujomis jėgomis. Tuomet laivai išplaukė. Matydami situacijos beviltiškumą, buvo nuspręsta pilies įgulą palikti likimo valiai. Po daugiau nei 6 savaičių apgulties, lapkričio 6-ąją, Marienwerderiui įgula pasidavė. Žuvo ir į nelaisvę buvo paimti apie 150 kilmingų ordino riterių ir per 250 kitų karių. Po mūšio priešo pilis buvo pabaigta griauti. Sėkminga karinė operacija Kaune leido sustabdyti grėsmingą kryžiuočių ordino plėtrą. Sunaikinus Marienwerderį, Lietuva susigrąžino strategiškai labai svarbios Nemuno ir Neries santakos kontrolę. Toliau į rytus už Kauno kryžiuočiams jau nebepavyko niekada įsitvirtinti. Tai tokia neįtikėtina Kauno istorija, kurios ko gero nežinojate. Jeigu norite daugiau panašių video, nepamirškite palikti raktinį žodį noriu. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausios dokumentikos video. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją, prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.